Labas rytas visiems. Šiandien toliau tęsime, niekam nepaslaptis, Kolosiečiams laiško studiją, visi kartu. Taigi, jau esame trečiame skyriuje Kolosiečiams laiško ir Paulius pirmame ir antram Kolosiečiams laiško skyriuose mums padėjo tokį tvirtą pagrindą, ant ko mes turime statyti savo gyvenimus. Ir mūsų gyvenimo pagrindas yra kas? Kristus. Teisingai, skamba teisingas atsakymas. Tai Kristus numirė už mus, sumokėjo kainą už mūsų nuodėmes ir ne tik sumokėjo kainą, bet ir per savo auką padarė mus šventais savo Dievo akise. O tai reiškia, kad Jisai mus atskyrė nuo pasaulio, Jisai mus atskyrė nuo mūsų buvusio nuodėmingo gyvenimo būdo, atskyrė mus konkrečiam savo tikslui, kokias yra mūsų gyvenimui suplanavęs. Taigi Kristus jums dovanoja ne tik tai bilietą į dangų, tačiau visą jūsų likusi gyvenimą kviečia sekti juo, mokytis iš jo, kad jūsų būtų jūsų gyvenime vis mažiau, o Kristaus būtų vis daugiau. Taigi Kristus yra, kaip šiandien jau meldėmės, kiekvieno iš mūsų viešpats, šeimininkas, valdovas. Jeigu mes negyvenam, kaip mūsų šeimininkas nori, tai nereiškia, kad jis nėra mūsų šeimininkas, o tai reiškia, kad mes tiesiog nepaklūstam savo šeimininkui. Taigi pirmi du Kolosiečiams skyriai buvo skirti mums priminti, kad mūsų gyvenimas mums nepriklauso. Kristus ant kryžiaus atidavė visą save dėl mūsų. Ir dabar Jisai tikisi, kad mes atiduosime taip pat visus save jam ir jo tikslui. Taigi nuo Kolosiečiams 3 skyriaus Paulius mums rodo, kaip mes turime gyventi, jeigu Kristus iš tikro yra mūsų gyvenimo viešpats ir valdovas. Pirmose 11 skyriaus eilučių Paulius pristatė, koks yra teisingas panašėjimo į Kristų kelias. Jau išsiaiškinome, kad tai yra nelegalizmas, kuomet mes darbais bandom patikti Dievui, nors mūsų širdis yra nepasikeitusi, kad tai yra ne misticizmas, kuomet mūsų dvasingumo stiprumas priklauso nuo mūsų emocijų stiprumo. Tai yra ne asketizmas, kuomet mes per kažkokią tai kančią bandome patikti Dievui. Teisingas panašėjimo į Kristų, tas šventėjimo, mes vadinam kelias, yra kuomet mes keičiamės iš vidaus į išorę. Iš vidaus į išorę. Kuomet Dievas per savo žodį keičia mūsų širdis, ir iš mūsų pakeisto širdies kyla mūsų pakeistas gyvenimas. Kuomet mes, kaip apaštalas Paulius sako, nusirengiam tą savo senąjį aš ir apsirengiam naujuoju. Apsirengiam Kristaus savybėmis. Mūsų gyvenime turi mažėti, toks yra principas, o Kristaus vis daugėti. Taigi, žinodami visą šitą kontekstą, dabar prieiname prie šiandienos rašto ištraukos, kuri parodo, kaip mes praktiškai turime tai pritaikyti savo šeimos gyvenime. Ši ištrauka parodo, kaip mes turime elgtis kaip vyras ir moteris šeimoje, jeigu mes esame teisingame į Kristų panašėjimo kelyje. Ši ištrauka parodo, kaip šeima atrodo, jeigu mes atsisakome savo senojo aš ir apsirengime naujuoju. Jeigu sutuoktiniai stengiasi puoselėti Kristaus savybės savo šeimoje. Taigi praeitų 2 pamokslų metu matėme, kaip atrodo Kristumi sekanti bažnyčia, o šiandien ir sekančio pamokslo metu pažiūrėsime, kaip atrodo Kristumi sekanti šeima. Tai pamokslo pavadinimas šito yra Kristumi sekanti šeima. Nors ir yra visokių tai variantų, visokių tai šeimų ir visa kita, bet mes dabar Kolosiečiams laiške prieiname tokią vietą, mes jau aptariam, ką turim daryti individualiai, kaip turime gyventi, jeigu Kristus yra mūsų viešpats, aptariam, kaip bažnyčia turi gyventi, kaip Kristus yra mūsų viešpats, dabar priėjom tokią vietą, kur Paulius grinai sako, jeigu Kristus yra jūsų viešpats, dabar aš pasakysiu, kaip turi gyventi šeima, kokia turi būti žmona, koks turi būti vyras, tai tą šiandien pažiūrėsim. Taigi šiomis dienomis, kaip visi žinot, santuokos
tema yra labai aktuali mūsų visuomeniai. Daug kalbama apie ją. Gaila, kad daug kalbama, norint ją kažkaip tai sugriauti, o ne ją kaip tik įtvirtinti. Bet tikrai aktuali tema. Mes visi žinom, kad šiais laikais taip pat žmonės renkasi dažnai ir gyventi ir nesusituokę, o jeigu žmonės tuokėsi, tai dažnai ir skiriasi. Ir man atrodo, mūsų tikrai tas neturi stebinti, nors stebina, bet neturėtų, todėl kad tokia mūsų lietuviška, pagoniška visuomenė, atmetusi Dievą, daro tai, kas teisinga jų pačių akise. Jie Dievo išminties neieško. Todėl pasaulietinė ir biblinė šeimos samprata skiriasi. Pasaulietinėje santuokoje vyras ir moteris yra lygus savo esybę ir nesiskiria taip pat savo pareigomis ir funkcijomis. Visi yra lygus. Tačiau biblinėje santuokoje mes turime lygius savo esybę pagal Dievo atvaizdą sukurtus vyrą ir moterį, kuriems Dievas yra numatęs skirtingas funkcijas, skirtingas pareigas, kad vyras ir moteris vienas kitą papildytų šeimoje. Dievas sukūrė šeimą, kurioje yra viena moteris ir vienas vyras, kurie yra įsipareigoję vienas kitam iki savo gyvenimo galo viens kitą papildyti, kaip galės. Ir Dievui labai patinka šeima. Jisai labai palaiko šeimą, nes jisai pats tą šeimą ir sukūrė. Ir nurodė, kaip šeima turi funkcionuoti Dievui patinkančiu būdu. Dievas mums nurodė, kokia turi būti dievota, Dievui patinkanti gyvenimą gyvenanti šeima. Taigi paskaitykime šiandien Kolosiečiams 3 skyriaus nuo 18 iki 19 eilutės. Kolosiečiams 3 skyrius nuo 18 iki 19 eilutės. 18 eilutė. Jūs žmonos, būkite atsidavusios savo vyrams, kaip dera viešpatyje. O jūs vyrai, mylėkite savo žmonas ir nebūkite joms šiurkštus. Sėdėkite, aš trumpai pasimelsiu. Brangus Dieve, ačiū tau už tavo žodį. Dieve, padėk mums jį tikrai suprasti, tikrai žinoti, kas šiandien parašyta. Ir taip pat meldžiam, kad ne tik suprastumėm, kad tikrai mūsų širdis būtų per jį pakeista ir iš mūsų pakeisto širdies, Dieve, plauktų ir mūsų pakeistas gyvenimas. Todėl atiduodam, Dieve, viskai tavo rankas, Dieve, veik mūsų širdyse. Tom išdėkojame su viešpatį, su Kristu. Amen. Taigi šiame tekste matome du Kristumi sekančios šeimos tokie dedamieji yra. Matome pirmas Kristumi sekanti žmona ir antras Kristumi sekantis vyras. Kristumi sekanti žmona ir Kristumi sekanti vyras. Kristumi sekantis vyras. Taigi pradėsime nuo Kristumi sekančios žmonos, kaip mums tekstas duoda. Ir jūs vyrai būsit sekantis, todėl neatsipalaiduokit. Ne. Jau matau vyrai, o gerai, klausyk žmona, ką dabar pasakys. Ne, jūs sekantis būsit visi lygus, nieko neišskirsim. Taigi šiandien pažiūrėsime į 4 Kristumi sekančios žmonos aspektus. 4 Kristumi sekančios žmonos aspektus. Taigi, pirmas. Kristumi sekanti žmona laiko vyrą atsakingą prieš Dievą už jų šeimą. Kristumi sekanti žmona laiko vyrą atsakingą prieš Dievą už jų šeimą. Čia šito eilutėj 18 skaitysiu dar kartą. Sako, jūs žmonos, būkite atsidavusios savo vyrams, kaip dera viešpatyje. Taigi Paulius nurodo vieną dalyką savo žmonoms. Čia jis sako, būkite atsidavusios savo vyrams. Ir šiame burbulio vertime, lietuviškam labai gražiai parašyta, kad žmona turi būti atsidavusi. Ir šitas panaudotas žodis yra labai svarbus, nes kitų pamokslų metu matysime, kad kada kalbėsime apie šeimą, kad vaikai turi paklusti savo tėvams, kad vergai turi paklusti savo šeimininkams. Tačiau kalbant apie žmoną yra panaudotas kitas žodis, kuris nereiškia įsakymų vykdymo, tačiau
reiškia sekimą vyrų, sekimą dievotų vyro pavyzdžių, pasitikėjimą autoritetų, patikėjimą atsakomybę už šeimą į jo rankas, nes Dievas iš jo pareikalaus prisimti atsakomybę už tai, kas vyko jo šeimoje. Tai kuomet Adomas ir Ieva nusidėjo, Dievas atėjo pas juos į Edeno sodą ir sakė: Adomai, kas įvyko jūsų šeimoje? Nors Ieva suvalgė tą vaisių, bet Dievas atėjo ir kreipėsi tiesiai į Adomą. Sako: Adomai, kas įvyko jūsų šeimoje? Kodėl jūs esat nuodėmiai? Kodėl jūs manęs nepaklausėt? Dievas pareikalavo ataskaitos iš Adomo, kas įvyko jo šeimoje. Taip ir iš kiekvieno vyro bus pareikalauta atsakyti, kaip jisai vedė savo šeimą prie Dievo. Todėl žmonos, jūs esate atsidavusios savanoriškai paklusti savo vyrui, nes jis yra atsakingas už jūsų šeimą. Žinoma, iš karto reikia pasakyti, kad jūs neturite sekti savo vyro į nuodėmę, jūs neturite sekti savo vyro į akivaizdžiai Dievo žodžiai prieštaraujančius kažkokius tai dalykus. Ir aišku, būna įvairių situacijų, būna daug neaiškių situacijų, kaip čia ką daryti, daug individualių situacijų. Aišku, principai yra tie patys, bet jeigu nežinot, ką daryti, tai nesate tikra, ką daryti vienoje ar kitoje situacijoje, tai visą laiką galite ateiti, pasikonsultuoti su pastorium arba pasitarti su kažkokiu tai kitu dievotai gyvenančiu žmogum, kuris galėtų jums patarti, kaip vienoje ar kitoje situacijoje elgtis. Ne, kad tas žmogus patartų jums, bet kad tas žmogus parodytų iš Dievo žodžio, kaip jums vienoje kitoje situacijoje reikia elgtis. Tai aišku, yra visokių situacijų ir žinoma, jeigu yra kažkoks tai smurtas šeimoje, fizinis smurtas, tai iš karto kviečiam policiją ir atsakomybės turi žmogus susilaukti. Tai čia mes apie tokius dalykus nekalbam, mes kalbam apie tada, kada vyras veda savo šeimą ne į nuodėmę, ne į kažkokius blogus dalykus, bet šeima rūpinasi. Taigi pirmas aspektas – vyrą laikyti atsakingą prieš Dievą už jūsų šeimą. Antras aspektas – Kristumi sekanti žmona nėra vienintelė, kuri turi paklusti. Kristumi sekanti žmona nėra vienintelė, kuri turi paklusti. 1 Korintiečiams 11.3 paskaitysiu. 1 Korintiečiams 11.3 sako: Noriu, kad žinotumėte, jog kiekvieno vyro galva yra Kristus, moters galva vyras, o Kristaus galva Dievas. Matom šitą eilutę, kad kiekvienas žmogus kažkam paklūsta. Net ir Kristus, nors aišku, jis yra Dievas, bet paklūsta savo Dievui tėvui. Paklusnumas, kada skaitom Bibliją, yra tokia biblinė realybė, kur toje realybėje žmonos nėra išskiriamos kaip kažko ypatingos. Visi turi paklusti. Visi tikintieji turi būti paklusnus ir atsidavę savo autoritetui. Romiečiams 13 skyriui sako, kad turime būti paklusnus valdžiai, kurią Dievas mums davė. Efeziečiams 5 skyriui sako, kad tikintiesiems yra nurodyta paklusti vienas kitam. Efeziečiams 6 skyriui sako, kad vaikai turi paklusti savo tėvams. Kolosiečiams 3 skyriuje paskui skaitysim, kad vergai turi paklusti savo šeimininkams. Hebrajams 13 skyriui sako, tikintiesiems yra nurodyta paklusti savo bažnyčios vadovams. Taip pat bažnyčiai nurodyta paklusti Kristui. Taigi vyras yra moters galva, o Kristus yra vyro galva. Vyras turi paklusti Kristui, o netgi Kristus savo ruožtu paklūsta dangiškajam tėvui. Kada jis buvo atėjęs čia, jis nieko nedarė, ko jam tėvas nepasakė daryti. Mes visi turime kažkam paklusti, nes Dievas mus kviečia gyventi jam paklusnų gyvenimą. Dažnai žmonės, ypatingai šiais laikais, nori į santuoką žiūrėti kitaip. Moterims nepatinka girdėti, kad joms reikia būti atsidavusiams savo vyrams, bet jau mūsų visuomenė tai skamba kaip kokia viduramžių idėja. Tokia, į šitą idėją žiūrint pasaulio akimis, jeigu pasakai kažkam šitą dalyką, tai žmonės per milisekundę atmeta tą dalyką ir dar tu pakliūni į bėdą, nes pradeda kvestionuoti iš viso, kas su tavimi yra negerai, jeigu tokią idėją išsakai.
Taip pat ir vaikų paklusnumas tėvams. Mūsų visuomenėje po truputį keliauja į viduramžius. Neretai vaikai vadovauja namuose, tėvai vykdo savo vaikų kažkokias užgaidas. Viskas vyksta atvirkščiai, santuokoje atvirkščiai, namuose atvirkščiai. Ir mums tikintiesiems pakankamai sunku gyventi visuomenėje, kuria yra vadovaujamasi priešingomis vertybėmis, nei Dievas mus moko. Bažnyčiai pasiklausom vieną, nueinam į darbą, nueinam į mokyklą, visą savaitę būnam, klausomės kito. Vėl grįžtam į bažnyčią, pasiklausom ir vėl. Ir tokiam gyvenam, mes esam tokie kaip ir ateiviai šitam krašte, tokie svetimšaliai, tikintieji, nes turim gyventi pagal Dievo vertybės pasaulyje, kuris nenori gyventi pagal Dievo vertybės. Todėl, jeigu jaučiatės keistai, jaučiatės, kad čia ne jūsų namai, tai sveikinu. Jūs esate ten, kur ir turit būti. Viskas tvarkoja, reiškia, yra. Nes čia nėra mūsų namai. Mūsų namai yra su Dievu. Taigi, trečias Kristumi sekančios žmonos aspektas. Kristumi sekanti žmona paklūsta, nes tai yra Dievo valia. Kristumi sekanti žmona paklūsta, nes tai yra Dievo planas. Pasakiau, valia užsirašiau planas, nes tai yra Dievo planas. Taigi, atkreipkim dėmesį į tai, kaip parašytos eilutės Kolosiečiams laiško 3 skyriaus nuo 18 eilutės iki skyriaus galo. Nuo 18 eilutės iki skyriaus galo. Čia kalba apie šeimą, nors čia iš tikrųjų įtraukia ir vergus, ir šeimininkus į šitą ištrauką, bet anais laikais vergai ir šeimininkai irgi priklausė šeimai. Todėl įdėtas čia ir vyro žmona, tėvai, vaikai, vergai, šeimininkai į bendrą šeimą, nes jie priklausė šeimai. Tai va. Ir pažiūrėkim, kaip pirmiausia visai, kad būna parašytas tas, kas turi paklusti ir paskui kam turi paklusti. Kas paklusti, kam paklusti. Tai nuo 18 eilutės sako, jūs žmonos, būkite atsidavusi savo vyrams, kaip dera viešpatie. O jūs vyrai mylėkite savo žmonas ir nebūkite joms šiurkštus. Paskui sako, jūs vaikai visuomet klausykite savo tėvų, nes tai patinka viešpačiui. O jūs tėvai neerzinkite savo vaikų, kad jie nepasidarytų baukštus. Ir vėl 22. Jūs vergai visur ir visada pakluskite savo žemiškiesiams šeimininkams. Ne dėl akių tarnaudami kaip žmonėms patikti norėdami, bet iš tyros širdies bijodami Dievo. Tai matom tokį principą, kad Dievas sukūrė pasaulį, kuriame žmonės viens kitam paklūsta. Net ir pati Dievo trejybė veikia tokiu pačiu būdu. Yra vienas Dievas, kaip žinom, trijuose asmenyse. Tėvas, Sūnus ir Šventoji Dvasia yra lygus savo esybėje, vienodai yra tas pats Dievas, tačiau jeigu atkreipsim dėmesį, kaip Dievas veikia, sukūrime, atpirkime ir kitose dalykose, pamatysime, kad jis veikia tam tikrų būdų. Kiekvienas trejybės narys turi skirtingas funkcijas, nors yra tas pats Dievas. Mes matome tėvą, kuris planuoja, kuris siunčia sūnų, mes matome sūnų išaukštantį tėvą, paklūstantį tėvui. Mes matome dvasią, veikiančią sukūrime, atpirkime, Dievo žodžio apreiškime. Mes matome, kad net ir Dievo trejybėje yra lygybė, savo esybė, tačiau atlieka skirtingas funkcijas. Tai yra Dievo planas nuo pat pasaulio sukūrimo, kad turi būti autoritetas ir tie, kurie jam paklūsta. Nuo pat Edeno sodo Dievas buvo autoritetas ir Ieva su Adomu turėjo jam paklusti. Nuo pat pradžių, dar prieš nuopolį, Adomui buvo duota tokia užduotis. Jam buvo duota užduotis duoti vardą kiekvienam gyvūnui žemėje. Ir to meto kultūroje, žydų kultūroje, Senajame testamente mes žinome, kad žmogus turi autoritetą prieš tą, kam yra duodamas vardas. Tai žydų kultūroje tėvas duoda vardą savo sūnui, savo dukrai ir tai parodo, kad aš turiu autoritetą savo vaikų atžvilgiu. Taip ir buvo su Adomu. Adomas davė vardą ne tik visiems gyvūnams, kaip parodydamas, kas turi autoritetą gyvūnų atžvilgiu, tačiau jis taip pat duoda vardą ir savo žmonai. Pradžios 2.23 sako. Tada Adomas tarė,
Štai kaulas iš mano kaulų ir kūnas iš mano kūno. Šita bus vadinama moterimi, nes iš vyro ji paimta. Ne Dievas jai davė vardą. Tačiau Adomas pavadina savo žmoną moterimi. Ir vėliau jai duoda vardą Ieva. Ir tokiu būdu pasimato Dievo planas šeimai. Kad vyras turės autoritetą šeimoje žmonos atžvilgiu. Dievas sukūrė pirmąją šeimą. Taip ir mes gyvename iki šios dienos. Taigi paklusnumas yra teigiamas dalykas, o ne neigiamas. Žmonos paklusdamos savo vyrui, jūs demonstruojat Kristaus charakterį, Kristaus savybės savo šeimoje. Tėvas nusprendė siųsti Kristų į žemę ir jis sutiko, jis pakluso tėvo valiai. Filipiečiams 2:8 sako, ir išorė tapęs žmogus, jis nusižemino, tapdamas klusnus iki mirties, iki kryžiaus mirties. Tapo klusnus iki mirties. Taigi jūs žmonos, sekdamos Kristumi, paklusdamos savo vyrams, sekate Kristaus pėdomis. Atkartojate jo paklusnumą tėvui. Jūs elgiatės kaip Kristus elgėsi. Puoselėjate Kristaus vertybės savo šeimoje. Nusivelkate savo senąjį aš ir apsivelkate tuo naujuoju. Šeimoje jūsų darosi vis mažiau, o Kristaus vis daugiau. Ketvirtas Kristumi sekančios žmonos aspektas. Kristumi sekanti žmona, paklusdama, savęs nežemina. Kristumi sekanti žmona, paklusdama vyrui, savęs nežemina. Kuomet Paulius sako, kad žmonos turi būti atsidavusios, paklusnios savo vyrams, tai buvo kaip tik moterį išaukštantis dalykas. Nes tuo metu kultūroje moteris buvo namie kaip daiktas. Todėl jeigu kažkas jums sako, kad Biblijoje moteris yra žeminama, tai iš tikro yra priešingai. Dievas kaip tik Naujajame testamente išaukština moterį daug aukščiau, negu jų statusas buvo tuo metu visuomenėje. Kristus kalbėjosi su moterimis, kuriomis niekas nekalbėjo, Kristus ėjo ir buvo su moterimis, su kuriomis niekas nebuvo. Kristų lietė moteris, norėdamos išgyti arba jam kojas patepti, prie ko niekas tikrai nebūtų leidęs prisiliesti. Tai parodo, kad Kristus nelaikė moters daiktų, tačiau laikė vienodai vertingą su vyru. Tai buvo be galo skandalinga naujiena, bet tai buvo geroji naujiena. Todėl, kuomet skaitysite Bibliją, kad žmonos pakluskite savo vyrams, 1 Petro laiške, 1 Petro laiške 3 skyriuje, Efeziečiams 5 skyriuje, 1 Korintiečiams 11, pradžios 3, žinokite, kad Paulius ne tik primena, kokia yra Dievo sukurta tvarka pasaulyje ir šeimoje, tačiau jis iškelia moterį iš to meto visuomenės daikto statuso ir sako, kad tu esi lygi savo vyrų esybė, tu nesi daiktas ir dar turi privilegiją savo šeimoje demonstruoti Kristaus savybės, paklusdama vyro autoritetui, kaip Kristus pakluso tėvui. Neverčiama tą daryti kaip kažkieno nuosavybė, tačiau Paulius ragina jūs pačiai pasirinkti savo šeimoje, būti tokia kaip Kristus. Skaitykime dar kartą 18 eilutę. Kolosiečiams 3:18. Jūs žmonos būkite atsidavusios savo vyrams, kaip dera viešpatyje. Sako, kaip dera viešpatyje. Taigi atsidavimas nėra įsakymų vykdymas, tai nėra nelygybė, tai nėra vergystė ar kažkokia tai priespauda. Principas yra toks, kad jūs stengiatės paklusti Dievui, paklusdama savo vyrui. Jeigu iš širdie paklusite Dievui, tai natūraliai ir pasirodys per jūsų veiksmus, per jūsų paklusnumą vyrui. Jeigu širdyje bus teisingi santykiai su Dievu, tai išoriškai bus teisingi santykiai ir tarp jūsų ir vyro. Šaknis yra jūsų paklusnumas Dievui. Jūsų santykis su Dievu tiesiogiai pasimato jūsų santykėje santuokoje. Taigi jūsų šeimoje turi mažėti, o Kristaus daugėti. Taigi trumpai apžvelgiam, kuo vadovaujasi Kristumi sekanti žmona. O dabar važiuosim, kuo Kristumi vadovaujantis
besekantis vyras turi vadovautis. Pažiūrėsime taip pat į 4 Kristumi sekančio vyro aspektus. Skaitykime 19 eilutę. Vyrai, sukluskit. Sako, o jūs vyrai, mylėkite savo žmonas ir nebūkite joms šiurkštus. O jūs vyrai, mylėkite savo žmonas ir nebūkite joms šiurkštus. Taigi pirmas Kristumi sekančio vyro aspektas yra, Kristumi sekančiam vyrui reikia pagalbos. Kristumi sekančiam vyrui reikia pagalbos. Visų pirma, negaliu pradėti apie šitą temą kalbėti, neperskaitęs Patarlių 18:22. Sako, kas randa gerą žmoną, randa laimės ir viešpaties palankumą. Tokios eilutės. Kas randa gerą žmoną, tas randa laimės ir viešpaties palankumą. Ir ką mes vyrai darytumėm be savo žmonų? Ką darytumėm? Pražūtumėm. Pražūtumėm be žmonų. Ir kad mes nepražūtumėm, Dievas davė mums pagalbą. Sako, pradžios 2:18. Viešpats Dievas tarė, negerai žmogui būti vienam. Aš padarysiu jam tinkamą padėjėją. Taigi Dievas sukūrė Ievą Adomui ne todėl, kad Adomui buvo labai liūdna gyventi. Todėl, kad kiekvieną dieną jis buvo tobulas žmogus ir jisai gyveno tobulai bendraudamas su Dievu. Ten liūdna tikrai nebuvo. Bet Dievas jam davė Ievą, nes Dievas žinojo, kad Adomas yra nepajėgus įvykdyti Dievo plano vienas, jam reikia padėjėjos. Mes vyrai negalime gyventi Dievui patinkančio gyvenimo, jeigu neturime Dievui patinkančių santykių su savo žmona. Dievo tai gyventi mums reikia pagalbos ir ta pagalba yra Dievo duota žmona. Jūs vyrai esate tiek stiprus, kiek ir jūsų pagalba yra stipri. Jeigu jūsų pagalba yra apleista, tuomet jūs savo santuokoje važiuojate ant dviračio, kurio vienas ratas nesisuka. Vieną kartą važiavau namo, ten pas save rajone ir buvo ten toksai daugiabutis, kur rinkdavosi tokie, sakykime, rajono huliganai. Ir visą laiką reikėdavo pro tą daugiabutį greit pravažiuoti. Ten 3 daugiabučiai tokie stovi, 5 aukščiai, pro vieną greit pravažiuoji, kiti jau ten jau vis normaliai. Ir tai įsivaizduok, vieną dieną važiuoji ir grinai tiesiog išėjo toksai kažkoks vaikinas, nešinas pagaliu. Ir tiesiog aš važiuoju ir tiesiog metė tą pagalį ir pagalis tiesiai man į ratą, užsikirto ir aš tiesiog persiverčiau per dviratį. Visiškai netikėta situacija. Tai va, dėl to mes visą laiką ten greitai pravažiuodavom arba apvažiuodavom tą namą, kad visiškai negali tikėtis, kas ten atsitiks. Tai va, jeigu vyrai jūs nesirūpinsite savo žmoną, jūsų gyvenimas bus kaip važiuoti dviračiu, kurio viename yra rate įkištas pagalys. Atrodys, kad viskas tvarkoja, gal ant dviračio įsėdžiu, kažkokių gyvenime planų turiu, kažkur planuoju važiuoti, dedu kažkokias tai pastangas, bet galiausiai pamatau, kad stoviu vietoj, niekur neina nuvažiuoti gyvenime. Kažkas tai nesigauna. Ratai nesisuka. Mums reikia, kad abu ratai būtų geri, abu ratai suktųsi. Jau turit pasirūpinti, kad su abiejais ratais būtų viskas tvarkoj, jeigu norite būti Dievui patinkančioje kelionėje ir gyventi Dievui patinkantį gyvenimą. Labai svarbu suprasti, kad jūsų santykiai su Dievu, jūsų santuokoje yra svarbiausi santykiai. Jūsų santykiai su Dievu, jūsų santuokoje yra patys svarbiausi santykiai. Jūsų santuokoje, jūsų santykiai su žmona nėra patys svarbiausi santykiai. Jūsų šeimoje, mūsų santykiai su Dievu yra patys svarbiausi. Jeigu jūs norėsite gyventi su Dievu, jeigu būsite teisingam, tam atsisakymo nuodėmės ir apsirengimo Kristumi kelyje, tuomet pamatysite, kaip natūraliai jūsų santykiai su žmona darosi vis labiau patinkantis Dievui. Svarbiausia, jūsų santykiai su Dievu turi būti geras, artimas ir tada jūsų santykiai su žmona bus taip pat geras ir artimas. Svarbiausia šaknis. Jeigu šaknis bloga, tai ir vaisiai bus blogi. Jeigu jūsų santuokoje yra kažkokia netvarka, kažkokie nesutarimai, santykiai yra atšalę, tuomet
99,99%, kad ir jūsų santykiai su Dievu yra blogi ir atšalę. Kitaip nebūna, kitaip niekas neveikia gyvenimas. Paskaitykime Kolosiečiams 3 skyriaus 19 eilutę dar kartą. Sako, jūs vyrai, mylėkite savo žmonas ir nebūkite joms šiurkštus. Paulius vyrui nurodo 2 dalykus. Mylėti ir nebūti šiurkščiam. Mylėti ir nebūti šiurkščiam. Taigi antras Kristumi sekančio vyro, aspektas. Kristumi sekantis vyras myli savo žmoną. Kristumi sekantis vyras myli savo žmoną. Kolosiečiams 3, 12, 14. Paskaitysiu tekstą, mes jau turėjom pamokslą iš šito. Sako, todėl kaip Dievo išrinktieji, šventieji ir mylimieji. Apsivilkite nuo širdžių gailestingumu, gerumu, nuolankumu, romumu ir ištverme. Būkite vieni kitiems pakantus ir atleiskite vieni kitiems, jei vienas prieš kitą turite skundą. Kaip Kristus atleido, taip ir jūs atleiskite. O virš viso šito meilė, kuri yra tobulumo raištis. Taigi meilė pritaikyta apskritai visai mūsų bažnyčiai, kai mes jau kalbėjome vienam pamoksle, dabar turi būti pritaikoma labai asmeniškai mūsų gyvenime, konkrečiai mūsų santykėje su žmonomis. Taigi štai jau skaitėm, kad Dievas mus išsirinko ir padarė šventais, o tai yra, kad Jisai atskyrė mus savo tikslui. Ir tai padarė iš meilės. Ir vienas iš jo tikslų, kodėl Jisai mus išsirinko, kodėl Jisai mus atskyrė, Jisai atskyrė vienam tikslui, vienam iš tikslų, kad mes mylėtumėm savo žmonas. Taigi vyrui nurodyta mylėti, žmonai nurodyta paklusti, vyrui nurodyta vesti, o žmonai sekti. Taigi vienas iš žmonijos nuopolio rezultatų yra, jog žmona atvirkščiai nori vesti, o vyras kaip tik nori bėgti nuo atsakomybės dažnai. Jis neprisijema atsakomybės ir taip tobula Dievo tvarka yra apverčiama aukštyn kojomis. Taigi po nuopolio viskas apsivertė aukštyn kojom. Todėl mes turime šventą raštą, kuris mums nurodo, įsako mylėti savo žmonas. Vesti savo žmonas. Nes kaip bebūtų gaila, po nuopolio tai jau nėra mūsų natūralu. Jeigu būtų čia natūralu, tai mums Dievo žodis ir nesakytų, ką mums reikia daryti. Bet kadangi mums tas neišeina, bet tą reikia daryti, taip turi būti, todėl ir duoti yra mums įsakymai. Taigi galima sakyti, kad mes turime eiti prieš savo nuodėmingą prigimtį. Dėl to Dievas ir davė mums daug nurodymų savo žodyje, kad galėtume gyventi Dievo patinkantį gyvenimą. Taigi natūraliai vyrai nori būti pasyvūs, o moteris nori būti aktyvios. Dažnai. Tačiau Dievas nori, kad abu sutuoktiniai būtų aktyvūs jiems paskirtose rolėse. Sutuoktiniai turi padėti vienas kitam tinkamai atlikti jiems priklausančias atsakomybės. Jeigu jūs dar neturite sutuoktinio, matau, šiandien yra jaunuolių pas mus atėję į bažnyčią, žiūrit per transliaciją, tai kuomet ieškosite kažkokio vaikino ar merginos, ieškokite vaikino ar merginos, kurie myli Dievą labiau negu jūs. Nes jeigu jis norės būti toks kaip Kristus, jis neturės kito pasirinkimo, kaip tik mylėti jūs taip, kaip Kristus myli bažnyčią, kurią pasiaukojančiai mylėjo iki pat savo mirties. Tai pirmiausiai, ką žiūrim, kada ieškom sutuoktinio, ar tas žmogus myli Kristų, ar tas žmogus myli Dievą. Tai pirmas toksai lakmuso popierėlis, kur tada jau gali žinoti, kad jeigu jisai myli Dievą, jeigu jisai paklūsta Dievui, tai tikrai mylės ir jūs. Skaitysiu, yra tokia paraleli eilutė, Efeziečiams 5 skyriui 25 eilutė. Irgi apie kad vyrai turi mylėti žmoną. Sako, jūs vyrai, mylėkite savo žmonas, kaip ir Kristus pamilo bažnyčią ir atidavė už ją save. Taigi trumpai pažiūrėkime į 2 dalykus, kurie mums padės mylėti savo žmonas, kaip Kristus myli bažnyčią. Šitų dalykų gali būti daugybė,
bet man atrodo paėmė tokius du pagrindinius. Kaip mes turime mylėti savo žmonas, kaip Kristus myli bažnyčią, tai pirmiausia, mes turime mylėti savo žmonas pasiaukojančiai. Turime mylėti pasiaukojančiai. Pasiaukojanti meilė tai yra padėti savo ambicijas į šalį ir parodyti, kad myli savo žmoną kaip Kristus padėjo viską į šalį, kad parodytų meilę mums, kad parodytų pasiaukojančią meilę dėl savo bažnyčios, dėl kiekvieno iš mūsų. Mes vyrai turime domėtis, ko mūsų žmona nori, kokie yra jos poreikiai, kaip mes galime jai padėti gyventi Dievo ypatingantį gyvenimą. Savanaudiškos meilės objektas esame mes. Tačiau pasiaukojančios meilės objektas yra kitas žmogus. Pasaulis yra susikoncentravęs, kaip išsipildyti savo svajonės, kaip save realizuoti, kaip būti laimingu, kaip pasiekti savo tikslų. Tačiau mūsų tikslas ne mūsų poreikių tenkinimas, o mylinti tarnystę savo žmonai. Mes turime mylėti savo žmonas pasiaukojančią meilę. Antras. Mes turime mylėti savo žmonas besąlygiškai. Turime pasiaukojančiai ir besąlygiškai. Vyrai, pirmiausia, mes turime mylėti savo žmonas dėl to, kad mes nusprendėme jas mylėti, o ne dėl to, kad mes už savo meilę joms kažką tai gausime iš jų. Tai bibliška meilė labiausiai pasireiškia tuomet, kuomet mylėti yra labiausiai sunkiausia, o ne lengviausia. Kuomet jūsų šeimos aplinkybės yra pačios sunkiausios, tuomet mums vyrams yra didžiausia galimybė parodyti savo meilę šeimoje, parodyti savo meilę žmonai, pasirinkti, kad ir kokios aplinkybės būtų, mes turime mylėti ir rūpintis savo žmonos šeimos poreikiais, o ne savo. Santaka, kurioje sutuoktiniai reikalauja, kad jų poreikiai būtų patenkinti, tikriausiai neabejotinai yra labai skausminga santuoka, tikriausiai baigėsi skyrybom ir nei vieno poreikiai nebūna patenkinti. Kur labiausiai nori, kad jo poreikiai būtų patenkinti, dažniausiai to šeimoje jokie poreikiai ir nebūna patenkinti. Nes yra mylima ne pasiaukojančią, bet savanaudišką meilę. Taigi mes turime mylėti savo žmoną būtent taip, kaip Kristus myli mus. Nors žmona kartais neatsako į mūsų poreikius, kaip mes norėtume, ir kartais nėra tokia, kaip mes įsivaizduojam, mes padedam visą savo savanaudiškumą, visus savo lūkesčius į šalį ir padarom sprendimą rūpinti savo žmonos poreikis. Tai yra sprendimas mylėti ją besąlygiškai. Mylėti nesitikint nieko gauti atgal. Taip kaip Kristus mus myli. Gerai. Trečias Kristumi sekančio vyro aspektas. Kristumi sekantis vyras brangina savo žmoną. Buvo myli savo žmoną, dabar brangina savo žmoną. Galvoju, kaip čia pavadinti tą nebūkit šiurkštus. Tai galvoju, brangina bus geras pavadinimas. 19 eilutė sako, jūs vyrai, mylėkite savo žmonas ir nebūkite joms šiurkštus. Paulius mums nurodo ne tik mylėti, tačiau ir nebūti šiurkštiems savo žmonų atžvilgiu. Tai šitas žodis šiurkštus reiškia nelaikyti kartėlio prieš savo žmoną. O tas žodis panaudotas dar yra ir daugiau Biblijos vietų, bet paskaitysiu Apreiškimo 8:11. Sako, žvaigždės vardas yra metelė. Ir pavirto trečdalis vandenų į metelę. Ir daugybė žmonių mirė nuo vandens, nes jis pasidarė kartus. Tas pats žodis. Tai reiškia neišsiugdyti kažkokio tai vidinio kartumo prieš savo žmoną, vidinio neigiamo nusistatymo prieš savo žmoną. Mes tokius dalykus jau, kaip žinom, turime nusivilkti savo gyvenime. Kolosiečiams 3:8 sako, bet dabar jūs visą tai nusivilkite. Rūstybę, nirtulį, nelabumą, pyktį, piktžodžiavimą, nešvarias kalbas nuo savo lūpų. Tai čia yra tie patys dalykai. Tai yra tokie įrankiai, tiek širdies nusistatymas, tiek veiksmai, kuriais mes ir būname šiurkštus savo žmonoms. Sako čia, įvardina rūstybę, nirtulį, nelabumą, pyktį, piktžodžiavimą, nešvarias kalbas.
Nebūkite šiurkštus reiškia, kad tai neturi būti norma mūsų namuose. Tai reiškia, kad jūs neturėtumėte išsiugdyti kažkokio tai ilgai laikio, giluminio, lėtinio kartumo prieš savo žmoną. Paulius sako, nusivilkti tai. Tai neturi būti pasikartojanti norma, to turi būti vis mažiau šeimoje, o geriausia, kad iš vis nebūtų. Taigi principas toks, Paulius mums neleidžia ne tik šiurkščiai kalbėti, ar savo kažkaip veiksmais parodyti šiurkštumą savo žmonai, tačiau taip pat neleidžia, kad šitas šiurkštumas net užgimtų mūsų širdį, kad mes širdį, net savyje to neturėtumėm. Net karčių minčių jokių apie žmoną negalvotumėm. Bet žinoma, mes galvojam dažnai blogus dalykus apie kitus žmonės, tai tikriausiai apie tą žmogų, su kuriuo daugiausiai praleidžiat laiko, tikriausiai daugiausiai blogų minčių ir pragalvojat. Tačiau mes turime pagauti, kol ta nuodėmė, kol ta bloga mintis, kol tas šiurkštumas, kartumas dar yra mūsų širdyje. Mes turime pagauti, kol dar yra širdyje, atgailaukti, bėgti nuo blogų minčių apie savo žmoną, kaip bėgam nuo kiekvienos nuodėmės. Nuo nuodėmingų blogų minčių turim bėgti kaip nuo, anksčiau sakiau, kaip nuo gyvatės, bet šitam kontekste nelabai man tiko, tai sakau, kaip nuo granatos, kur buvo numesta prie jūsų. Nuodėmė yra kaip granata jūsų gyvenime. Jeigu laiku nepabėgat, jinai turi skaudžias pasiekmes tiek jums, tiek ir jūsų žmonai, tiek ir jūsų vaikams. Todėl jūs turite su šiurkštumu žmonai kovoti jau savo širdyje, su šventosios dvasios pagalba, kad tai neperaugtų į šiurkščius veiksmus, kurie nebūtinai yra dar fizinis smurtas. Taigi yra principas, kad jeigu mes turim blogas mintis savo širdyje, kaip jau išsiaiškinom praeitų pamokslų metu ir kaip Paulius parodė klausiečiams laiško pradžioje, blogos mintis būtinai peraugs į blogus veiksmus. Todėl, sako, jeigu yra blogos mintis, reiškia, yra nuodėmė, reiškia, turite atgailauti ir tvarkytis tada, o ne tada, kada jau kažką tai jau leptelnat ir paskui jums leptelna ir prasideda ten jau konfliktai. Bet gali būti ir ne fizinis kažkoksai tai smurtas, veiksmas. Aišku, jeigu yra kažkoksai tai fizinis smurtas, kažkoks tai veiksmas, tai aišku, ką darom, kviečiam policiją, kaip jau minėjom, smurtautojas susilaukia kažkokių tai pasiekmių, čia labai sudėtinga situacija, tačiau taip pat neatliepimas žmonos poreikių, apleidimas, nekreipimas dėmesio, darimas kažko su blogais motyvais, taip pat yra šiurkštumas jūsų sutuoktinio atžvilgiu. Žmona, kurios poreikiai yra neatsakyti, ilgainiui taip pat pradeda jausti kartėlį savo vyrui ir tai pasaka be galo. Taigi šitoje šeimoje Kristaus mažėja, o mūsų sutuoktinio vis daugėja ir taip neturėtų būti. Gerai, ketvirtas ir paskutinis. Kristumi sekančio vyro aspektas. Kristumi sekantis vyras yra pavyzdys. Kristumi sekantis vyras yra pavyzdys. Taigi šiandien pasigilinome, kad žmona turi būti atsidavusi savo vyrui, o vyras savo ruožtų mylintis, nebūti šiurkštus savo žmonai. Tai yra toksai Dievo mums duotas dievotos šeimos planas, receptas. Taigi mūsų keli praeiti pamokslai apie Kristumi sekančią bažnyčią yra labai susiję. Todėl, kad jeigu mes turėsime dievotas šeimas, mes turėsime ir labiau dievotą bažnyčią. Kiekvienas bažnyčios vyresnysis ar pastorius pirmiausia turi būti dievotas vadovas savo šeimose, prieš tai, kad jis gali būti dievotų vadovų ir bažnyčioje. Viskas prasideda, kai pradėjom jau nuo klausiečiams laiško 3 skyriaus pradžios, viskas prasideda nuo su mūsų asmeniniu siekimu Dievu, tada savo šeimos vedimu link Dievo ir galiausiai, jeigu turėsime dievotus vyrus vedančias savo šeimas, turėsime dievotas šeimas ir tuomet turėsime labiau dievotą bažnyčią, sekančią Kristumi. Taigi joks vyras pagal 1 Timotiejų 3 skyrių ir Titui 1 skyrių negali vesti link Dievo bažnyčios, jeigu jis to nedaro savo šeimoje. Taigi Dievas žiūri labai rimtai
be jokių kompromisų į vyro vedimą šeimoje. Taigi Dievas visuomet žiūri į šaknį, į širdį mūsų. Jis žiūri, koks tu esi vienas, kada niekas jūsų nemato, tada tikrai pasimato iš tikrųjų. Jeigu norit žinoti, koks jūs iš tikrųjų esat, pažiūrėkite, ką veikiat, kur žiūrit, ko klausot, ką galvojat, kuomet esat vienas, kai jūsų nemato. Kuomet esat pavargęs, ar kai jūsų poreikiai yra kažkai neatsakyti, tada geriausiai pasimato ir išlenda, kas jūsų širdį yra. Taigi, žinot, kaip vyrai galite geriausiai parodyti savo vaikams, ką reiškia Dievui patinkantis gyvenimas. Kaip galite geriausiai parodyti, jog jūsų tikėjimas yra ne tik tai žodžiai, ar sekmadieniai marškiniai, kuriuos mes užsidedam sekmadienį. Jūs galite parodyti savo vaikams, kad jūsų tikėjimas yra tikras, mylėdamas savo žmoną, pasiaukojančią ir besąlygišką meilę. Didžiausia dovana, ką jūs savo vaikams galite padovanoti, tai yra jūsų meilė žmonai. Jūsų meilė žmonai yra toksai kaip lakmuso popierėlis. Kokie yra jūsų santykiai su Dievu. Čia yra neatskiriami dalykai. Vėl tas mūsų šūkis klausiečiams aišku, kaip tiki, taip ir gyveni. Jeigu gyvenimas rodo, kad jūsų žmona yra apleista, nemylima, jos poreikiai yra ignoruojami, reiškiasi, kad problema yra šaknyje, kuri yra jūsų santykyje su Dievu. Krikščionių pasaulio standartai negalioja, nes yra priešingi Dievo standartams. Todėl mums reiktų mažiau žiūrėti į pasaulį, bandyti pažinti Kristų, kad mūsų santuokoje būtų vis mažiau mūsų ir vis daugiau Kristaus. Taigi, išvada. Dievo planas jūsų šeimai yra, kad jūs žmonos paklustumėte Dievui, paklusdamos savo vyrui, o jūs vyrai mylėtumėte Dievą, kad galėtumėte mylėti savo žmonas. Jūsų gyvenimo centre yra Kristus. Mūsų bažnyčios centre taip pat yra Kristus, taip pat ir mūsų šeimos centre turi būti Kristus, jeigu norime turėti Kristumi sekančią bažnyčią ir Kristumi sekančią šeimą. Ačiū. Amen.